Labas rytas. Atvažiavom pasidarbuoti į vasarnamį sekmadienio rytas. Ką darysi? Reikia dirbti ir sekmadieniais. Čia žmogui kažkas su kanalizacija neveikia. Pompuoja vandenį kažkur, kažkas sustrigė ir... O, kaip gražu. Tai eina pažiūrėti, ką darysim. Ką mes čia gero turim. Jau gražu. Nu, tai kas liko, balkiukus? Balkiukai, tenai, medis. Vienam kambarį nieko? Ne. Nu gerai, čia tas apsidažė. Duris tik taip išveisiu, dažysiu. O čia vonė galėtų čia ir pasidaryti. Nu taip, eini balkiai kliūna beveik už makaulės. Ir mano darbas bus čia. Tai taip kreivai ir sudėt kažkaip kaip iš čia nupiešys. Jo, tai man žiūrėk matosi netgi. Taip. Iš karto, kai jau jos Nėra lygios. nei kampų turi, nei ką, tai čia būtinai reikia 3 mm. O šiaip gražiai žiūrėsis, kai susidės. Nu, kokios patalpos senobinės čia yra. Tarpelis tai mažiukas. Plytelės tai žiauriai gražios, bet galiu jums parodyti. Pažiūrėkit. Čia va susiliečia, čia pilvas, čia vėl susiliečia. Tai vos ne iš akies reiks viską daryti. Va, čia susiliečia, eina. Galas. Čia galas. Tu niekur nesuspausi, arba čia viršų žiosis tada. Nu, čia bus benišūčių reikalų. Tai kaip aš nusprendžiau dėt, taip turbūt ir užsakovas buvo parodęs. Sumetavau į kambario įėjimo centrą, kad gautųsi eglutė per centrą. Galėjo dar stumti, kad gautųsi į apačią eglutę, bet gal bus taip gražiau. Ir susidėjau tą pirmą maždaug su kampainiu. Pačios plytelės žiauriai skiriasi. Nežinau, kaip jums parodyti, nu bet jau. Ir taip čia, aišku, jos yra tokio vos nenatūralaus kaulo. Tai dėsiu, laikysiu visur milimetrą fugą plus pareguliavimai. Nes čia kai fugosis, netgi fuga bus nelygi, nes nuvirtimas nevienodas. Tai čia bus pripjovimai galiukai, čia galiukai. O čia kaip ir gavosi su siela pasibaigė. Tik šuniukai tokia bim. Įsidės. Čia va pavyzdžiui susiliečia. Praktiškai susiliečia, o čia jau milimetras, tai tiesiog paimsim biškį ir pastumsim į abi pusės. Nu žodžiu, čia va irgi toksai gaunasi didžiulis, bet irgi išstumdysim ir viskas, kitaip nebus. Bus vizualiai gražiai. Einu pradėti dėt, paskui įjungsim, pafilmuosim ką nors. Susidėjau pirmas 6 eilikės. Laba terlės. Ne, čia toks įplytelis. Atrodo, kai išterlėtas, nes nėra išterlėtas. Pavyzdėkit čia. Iš savęs jos tokios kažkokios senobinės, visas skirtingas, paskiau gražiai bus. Bet aš galiu pasakyti, jų kreivums ir neišpasakyts, matot, kaip jums čia parodyta. Kampų nėra, stačių, tai čia dėdi taip iš akies, kaip sakant, bet niek nepadarysi. Bus gražia patalpa, kai įsidės lazeriuką, tik laikau, kad šitą palaikyti centrinę ašį, nes čia bus matomasis, o paskiau jo grybienas eini šoną. Haltūrinam kaip tik tai galim, bet aišku, šiandien visko neišdėsim, aš ir sakiau užsakovui, nupirk normalės 30x30 arba 60x30 arba 40x20 ir greitai išdėčiau per dieną, bet dabar jau 12 valandų, ne 11. Tai po biškį
Pabiškai darbuojamės. Va. Bandom toliau krapštytis. Labai toksai darbėlis. Tiepi. Pasirodo, čia irgi cielą per telpą. Visai labai gerai. Dabar tokio sudedu tą cielą į kraštą. Reikia mažyčių šukyčių, nes labai daug negali iš tikrųjų išsibėgėti. Ir gražiai pasidaryti. Turim po ranką škuduriuką, kad nebūtų gurziais. Kad neprisitekt, kur nereikia. Dedam kampainę. Pridedam taip iš akies. Tut. Ir, pavyzdžiui, čia tarpelį netgi va. Siauras, platus, siauras. Tai taip iš akies įdedu, kad gražiai būtų kažkur, kur nebūtų. Arba iš vis va nededu. Maždaug gerai yra. Tai va, čia tokie tik tai šaudukai dėsis. Tenai taip pat šaudukai dėsis. Tai išsimes nemažai. Nu, bet ką padarysi. Yra kaip yra. Iš tikrųjų gal nereikėtų tokius keistesnius dažus pasidaryčiau. Gal nereikėtų tiek. Bet, sakau, norėčiau, kad būtų dėl šventos ramybės sau galėsiu pasakyti, kad bent jau stengiausi, kad net šoktų. Nors čia gal reikėtų labiau tokiais ant perdangos, tokiais gumos klijais patepti. Ar silikonų, čia tokius mažų vėdų. 2 silikono dūžės, bet neaišku kaip laikytų. O gražiai, mane augino. Visada labai baisiai ir juokingai atrodo, kai praeidėtų, užsifuguoja, užsiplauna. Tos plytelės, ką žinau, normaliau kažkai. Tai aš einu klijuoti hebrytę, o jūs, nežinau, parodysim, įjungsim kamerą, kai kažką jau būsim nuveikę. Čia grinai sienų lipdymas. Ir tu nieko, žmogau geras, nieko negali padaryti. Niekados. Nu va, kaip gražiai. Nu va, dar vieną tenai įdedu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ir toliau žygiuosim. Nu vo, gerbėmieji, dar vis darbuojas. Darbo nemažai padaryta, beveik pusė išklijuota, galėčiau pasakyti. Bet košės dar pusė kibira. Tai reikia toliau dirbti. O turim beveik 4:30 sekmadienio vakars. Nu, bet niek nepadarysiu. Neblogai šiaip atrodo, neblogai šiaip gaunas. Ir bjaurių vietų, ir gerų vietų, bet bendroji sumoje taip ir turbūt. Nes plytelės tikrai yra tikrai baisios kartais papuola. Nugarikė skaut, plytelės senai beklijavau, bet nieko. Artūrs. Ui, atsiprašau, balkius čia klijuoja visokius, dažo. Pabaigimo darbas. O aš tai yra plytelės. Tai kaip ir sakiau, vis tiek nespėsiu šiandien visko išklijuoti. Dar paklijuosiu kokį kvadratą, 1,5. Tada kitą kartą, kai atvažiuoju, dar paklijuoti, papjaustymus padaryti. Daug pjaustymų, daug vaikščiojimų. Tai gal dviesi, gal atvažiuosim su Artūrka, viens pjausto, kits klijuoji. Čium, greit ir bus. Visio, pakuojamės. Čia liko galiukai. Čia šitai likai nepriklijuota. Čia tik tai susidėjau, kad maždaug žinot, kur dar reikia pakraipyti paskiau. Nu įdomiai žiūrėsis. Gražiai. Einam plauti instrumentų. Reikia važiuoti numiai. Na, parlėkiau namo. Nu, Albertai, kas čia nauja panelė pas tavęs? Nauja gyventoja. Tai va, jaunims grįžom namo. Kiek čia tų valandų? 8:05. Ilgą dieną žiauriai. Einam vakarieniauti.
ilsėtis. Ir toks trumpas filmuks apie plytelių klojimą. Kažko labai papasakot negaliu, nesu specialistas, bet stengiamės, darom kaip išeina ir tikiuosi gausis gerai. O kaip gausis, pamatysit vėliau, nes kitoj savaitė turbūt, ne kitoj, bet važiuoju dabar ateinančiai, nes turbūt žiūrit pirmadienis dabar. Tai vėl važiuosim, bandysim įlaužti. Šalta, einam valgyti vakarienės ir miegoti. Čiau, čiau. Tu ko tu čia žiūri? Ko lauki? Kamoliuko?